Kompiuterių derintojo specialybės Alytaus profesinio rengimo centre nuo praėjusio rudens besimokantis Kęstutis Selvenis neslepia. Baigęs vidurinę beveik metus sėdėjo namuose, nes nesugalvojo ko griebtis. Gal ir toliau būtų sėdėjęs, jei ne darbo biržos pasiūlymas. Buvau namuose, sėdėjau prie kompo, taip stūmiau dienas. Nei mokėtės, nei dirbau. Nei mokiausi, nei dirbau. Norėjau labiau pailsėti ir paskui tiesiog nuėjau į darbo biržą ir taip atsiradau tam projektui. Projektas Pasitikėk savimi, kuris pakeitė vaikino gyvenimą, tam ir sumanytas padėti jauniems žmonėms, kurie nei mokosi, nei dirba, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi ir atrasti save. Po to projekto užėjau į krašto apsaugą kariuomenės. Ten užsirašiau kaip karys savanoris. Čia, žinoma, visi gali užsirašyti. Nėra sunku. Bet anksčiau jūs to nebuvot padarę? Ne, tiesiog dar planavau. Planavau, bet nebuvau to daręs. Paskui prieš rugsėjo mėnesį atėjau čia į mokyklą, užsirašyti. Ardyti kompiuterius įdomu ir visą kitą. Dabar čia taip mokinomės programuoti. Praktiškai viską, kas susijęs su kompiuteriais, galėsim daryti. Tiesa, į klausimą, ar savo gyvenimą sies su būsima specialybė, vaikinas atsako atsargiai, esą dar per anksti planuoti. Tačiau netrukus paaiškėja, nors pedagogai žvelgia jo gabumus pasirinktai specialybei, karį savanoriai labiau vilioja krašto apsauga. Labai daug perduoda informacijos, kas yra susiję su pačiais kareiviais, bet nesuslapta informacija. Šiek tiek galbūt norėtų įkalbinti draugus ateiti. Man taip atrodo. Jis labai džiaugiasi. Aišku, aš linkėčiau gal labiau linkti kompiuterių srityje, todėl kad aš manau, kad tai yra geros pajamos, jeigu tu gilinsi žinias, o savanoriavimas čia aš priskirčiau kaip sportą. Kaip pomėgį. Ką Kęstutis be pasirinktų, svarbiausia jau vyko. Iš nežinančio, ko nusitverti jaunuolio, jis tapo drausmingų karių savanorių besimokančių paklausios specialybės. O pedagogai pastebi, kad tiek jis, tiek kiti projekto Pasitikėk savimi dalyviai išsiskiria iš kitų jaunuolių. Visų pirma, motyvacija. Mokiniai projekto dėka atranda save. Ir jie iš tos grupės, nedirbantis, nesimokantis jaunimas, tokiu labai, sakyčiau, tikslingu keliu tampa arba turi galimybę tapti naudingi savo šeimai ir šalies ekonomikai. Nemaža dalis jų ateina į mokyklą žinodami, ko nori. Tai iš tikrųjų labai svarbu. Ir turėdami viziją ir aišku tikslą, jie tampa ryškiai aktyvesni. Jie nori kurti tai, ką jau suprojektavo. Tai šiandieninis gyvenimas reikalauja ne kažkokio tai dokumento, bet reikalauja labai aiškių praktinių įgūdžių. Tai va šie žmonės to ir nori. Vien pernai projekte Pasitikėk savimi, kurį inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendina Lietuvos darbo birža, dalyvavo apie 2000 nedirbančių ir nesimokančių 16-25 metų jaunuolių, iš kurių beveik 900 sėkmingai įsidarbino. Mes dirbame pagal socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą. Ir šios programos tokios pagrindinės dalys yra, tai pirma dalis susitikimai teritoriniai darbo biržoje, antros dalies metu dalyviai keliauja į nevyriausybinės organizacijas, dalyvauja įvairiuose renginiuose, gvildena įvairaus pobūdžio temas, kaip konfliktų valdymas, savęs pateikimas, ir trečioje veikloje keliauja pas darbdavius, į įmonės, susipažįsta su gamybos linijomis, yra sakykime, simuliuojami ir darbo pokalbiai, kur neretai jaunam žmogui labai yra svarbu žinoti, kas jau laukia darbo pokalbyje. Ir galime pasidžiaugti, kad tikrai nemaža dalis jaunų žmonių po mūsų šio projekto grįžo ir į švietimo sistemą. Tokių, kuriuos kaip Kęstutį dalyvavimas projekte paskatino toliau mokytis, pernai buvo beveik 100. Tačiau jų gretos gali dar padidėti. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas Pasitikėk savimi, kuriame dalyvauja 15 teritorinių darbo biržų, tęsis iki šių metų gegužės.